Lietuvos miškų naikinimas. Gumbių ir kamienų miškai. Miškai kertami pavasarį vasarą, kai paukščiai peri, kai gyvūnėliai naujas vadas veda, kai žemė minkšta, palieka provėžas, provėžų nesutvarko, taigi tas tragiškas pasekmes pasižiūrėkime. Va, šitos bažnyčią matome. Ir dabar kelias čia į pagirius, o čia keliukas žvyrkelis į Liolius ir į Kamienų mišką. Taigi pažiūrėsime, kas ten darosi su miškais. Matome tuščią miškovežį, grįžtantį pasiimti iškirstų medžių. Va, čia prasideda miškas. Ir va, ta miške pirmas keliukas. Va, ir žiūrim, kas čia yra. Va, padarytas nesąžiningų žmonių šiukšlynas. Tokio dalyko Lietuvos istorija dar nebuvo. Bet kurią kryptimi iš šitos bevažiuosi, visur pramoniniais mastais kiekiais kertamas miškas. Čia matosi labai daug išvežė malkų. Tai yra ne malkų. Čia matosi labai daug išvežė jau medžių. Liko, taip pavėlavau šiek tiek nufilmuoti viską. O čia matome visai jauni medeliai išpjauti. O tokie, matot, seni sudžiūvę palikti. Ligoti, išdžiūvę palikti, o geri išpjauti ir jauni medžiai. Čia baisiai aukšto, kokie 5-6 metrai aukščio. O štai čia irgi pavėlavau nufilmuoti iškirstus medžius, liko tik tai kelmai ir 2 medžiai. Va, parodysiu, kokio dydžio kelmai. Bet va, čia jau gerai pasodintos eglutės. Bet tai nieko gero, nes tai yra viena rūšies medžiai. Kai išaugs vien tik tai eglynas bus, tai nieko gero. Turėtų būti mišrūs įvairūs medžiai susodinti. Va, galingas kelmas. Pamatuosiu, kiek čia yra pėdų. 1, 2, 3, 4,5. 4,5. Aš nešioju 42 išmėrą. Va, kiek tokių galingų kelmų, tokių medžių. Va, važiuoju toliau, trumpame atstume. Vėl sukrauti milžiniški medžių kalnai. Va, kelias į kirtavietę. Ir va, kokie kalnai čia sudėti. Penkių metrų. Jeigu nedaugiau. Gal kokie 7 metrai.
Taigi, tolumoje vėl matosi kalnas Malkų. Tris miškovežius sutikau trumpų laikų bevažiuodamas čia. O čia krauna. Va, čia prie Gumbių koplytstulpio. Prie Gumbių koplytstulpio medžius krauna. Ir dar va tolumoje yra krūva medžių. Supjautų. Tai va, galima paskaičiuoti. Vieno maždaug kamieno plotis yra beveik 2 sprindžiai. Vieno. Tai čia žiūrėkit, kiek tų eilių sudėta. Pabandysiu paskaičiuoti nuo pačios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23 eilės medžių sudėta. Čia dar storesni medžiai. Ir gal per vėlai pastebėjau, nes prieš porą dienų atvažiavau su dviračiu pažiūrėt, tai jie vakare važiavau apie 7 valandą, tai jie čia iki išnaktų važinėja. Šiandien važiavau 3 miškavežius sutikau pakeliui tuščius važiuojančius medžių. Tai reiškia jauna vos ne visą parą. Tai už tai čia tų medžių nėra tiek jau ir daug, kaip pagal tos miškovežių reisus. Miškas duoda daug dalykų. Jisai puošia apylinkę, grynina orą, teikia pavėsį, duoda grybų, uogų. Miškas yra ne tik žmogaus, bet jis yra daugybės paukštelių, vabalėlių, gyvūnėlių namai. Va, beveik 3 metrų čia sukrauta, čia jau gal kokių 4 metrų aukščio sukrauti beržai. Taigi liūdniausia, kad jie kerta, kai paukščiai peri, kai dirvožemis pavasarį ir vasarą minkštas, padaro gilias provėžas, tų provėžų nesutvarko, valstybės institucijos nieko nedaro. Va, dabar pamatuosim, sakykime, irgi vieną kamieną, kokios čia kiek. Va, 1, 2, 3 sprindžiai. 3 sprindžiai ir tokių storesnių ir plonesnių šiek tiek medžių. Matot, kiek sudėta eilėm. 1, 2, kokios 3, 4, 5, 6, 7, 8, kokie 10 eilių.
čia jeigu girdite, pjauna medžius, girdisi toliau benzopjūklų triukšmas. Tai pasirodo, miškovežis atveža iš miško ir paskui perkrauna iš karto į mašiną. O kaip matom. Kur filmavau prie Gumbiuko pilistrupio ir kur krauna medžius. Taigi visai netoli. Čia irgi kur veisi miško medžio krūvos. Mano čia išvežta didžioji dalis. Tai čia liko, kas liko iš Kamienų kaimo. Kadaise čia buvo Kamienų kaimas. O va štai toliau matome jau miškovežis prie medžių laukia, kol atvažiuos pakrovėjas. Va, čia yra mastelis, palyginęs koks kalnas su dviračio. Vat. Dviratis, tai galima sakyti, kaip va, matote, va dviratis, vyriškas ir vat kalnas palyginus su dviračiu. Va, matom išdžiūvę medžiai. Taigi tuos išdžiūvusius medžius, kurie yra ligų platinimo visokie šaltiniai, juos paliko. O va tokius sveikus, matot, jau su lapeliais jau viską žydėjus išpjovė